Koks jūsų bendras komentaras apie rungtynės? Tikrai kovojom iki galo, kažkur nepasisekė, viskas priklausė nuo pirmo kėlinio taip pat. Tikslas buvo jį nugalėti iškart, gavom 1-0. Antro kėlinio pradžia buvo nesėkminga, pirmas 10 minučių gal buvom varžybose. Yra kaip yra. Ar galvoji, kad trečiam galėjot užbaigti, nes yra išlyginot ir turėjo daugumą? Taip, turėjom labai gerą šansą išlyginti, bet kažkur gal nepasisekė. 2 sekundės liko, šaibą gulėjo ant raudonos linijos, kažkur nedostum, kažkur nedadirbom. Martynas susižeidė per rungtynės ir nebetėsi rungtynių. Gal žinot, kas jam atsitiko? Dar neturim jokių naujienų, bet šiaip atrodė ne viskas taip tragiškai. Manau, galbūt kažkokią mažą traumą, tikimės, kad rytoj žais. Tai žiūrėsim, kaip bus. Ir apie rytojų, kaip manai, ką galima pakeisti, ką rytoj, ką blogo šiandien daryti mažiau ir ką būtų galima daryti daugiau gero rytoj? Visų pirma, manau, dabar pasidėsim su komanda, pavalgysim burgeriukų skaniai, užmiršim šitas rungtynės. Kažką treneris pataisys mūsų klaidas ir žiūrėsim, kaip seksis. Ačiū. Dėkui jums.